Aš esu Andrius Firantas, mano mėgstamiausia spalva yra tamsiai pilka. Mano pirmas automobilis buvo labai galingas, Honda C 1.6 litro, Dohvitekas buvo. Varydavau į dragus, į slalomus visokius, kačerginiai ten, pjaudavau visai kol kaip visi pradininkai, aišku, nepakrikštinau to automobilio. Tada mama sako, nevažiuosi iš kiemo be lankų. Okei, sakau. Nu, taip ir prasidėjo mano pirmo automobilio gyvavimas. Motociklų gal ir nesu labai jau toks didelis fanas, kaip sakyt, bet vieną dieną einu ir girdžiu nerealus garsas toksai. O ne. Googlinau, iškart suradau Ducati Monster, man jo reikėjo. Hobis, ne hobis, nežinau kaip pavadint, modeliukai. Taip, esu vedęs. Turiu nuostabią žmoną Gytę. Šeimos verslas, tėtis pradėjo nuo 16 metų dažyti automobilius. Atvažiuodavo tėtis, sakydavo, gal gali tą paskolint, tą. Nu ir taip tėtis vieną dieną sako, tai ką aš čia skolinsiu, reikia padaryti parduotuvėlę. Nu ir tiesiog, nori perki, nori nesiskolini. Nu ir per ilgą laiką ir daugom iki tokios parduotuvės. Tėtis sako, niekur tu toli neiko, yra darbas ir dirb. O kadangi man čia viskas iki skausmo žinoma, viską, nu kaip sakyt, viskas savo, tai taip ir dirbam su tėčiu. Prekių ir begalė vieta nedidėja, tai taip ir galvoji, kur viską kaip sutalpint, va, tai net jau ir vos ne ant lubų kabint pradedi. Tai yra mano automobilis, Honda S2000. Mano sportininko karjera prasidėjo turbūt, kai tik gimiau. Tėvai turi nuotrauką, kur mane krikščia Kačerginės Nemuno žiedę. Stoja žiguliukas sportinis, krikšto tėvai, tėtis ir aš ant rankų. Na ir manau, kad nuo tada ir prasidėjo viskas. Tai tiesiog į kraują auga.